Įsivaizduok, kad esi aklinai tamsiame kambaryje, kurio visiškai nepažįsti. Neaišku, kur sienos, kokie baldai ir kaip jie išdėlioti. Absoliučiai nesiorientuoji, kuria kryptimi ieškoti išėjimo. Pasirenki kryptį ir staiga balsas iš viršaus sako, ne taip. Pasirenki kitą kryptį ir vėl balsas tave stabdo. Ne ten judi, kiek galima kartoti. Kaip jautiesi tada? Ar esi pasipiktinęs? Pradeda imti bejėgiškumas? Jauti neteisybę? Baimę? Nesaugumą? Taip jaučiasi vaikas, kuriam tėvai nenustato ribų. Ribos kuria aiškumą. Ribos parodo tėvų lūkesčius. Kas gerai, o kas ne. Ir kas atsitiks, jei pasirinksiu kitaip. Tai kuria emocinį saugumą ir yra nuoseklios tėvystės pamatas. Nori aiškių žingsnių, kaip nusistatyti ribas ir taisyklės priklausomai nuo vaiko amžiaus? Komentaruose rašyk nori.